Sveiki visi užsukę į mano kanalą. Šiandien aš noriu su jumis pasidalinti šiuo savo rudeniniu makiažu ir jį vadinu makiažas tingiam rudeniui vien todėl, kad jį darydama aš tikrai užtrunku labai trumpai ir tiesiog jis yra idealus man rytais, kuomet yra tamsu ir šalta ir tikrai tingisi praleisti ilgą laiką prie veidrodžio. Taigi, žingsnis po žingsnio aš parodysiu, kaip aš jį pasidarau. Tai tikrai nėra makiažo pamoka, tai tiesiog yra pasidalinimas savo kasdienio makiažo rutina, būtent šį rudenį ir paplepėjimas tiesiog, ką aš mėgstu, kaip mėgstu ir panašiai. Ir prašau dabar neįsigąsti mano nedažyto veido ir vaizdo iš arčiau, tiesiog noriu, kad šiek tiek geriau matytųsi tai, ką darau ant veido. Ir kiekvieną rytą savo makiažą aš pradedu gerai sudrėkintą odą bei lūpomis, naudoju savo mėgstamus drėkiklius. Ir po to seka kreminė pudra. Ir jeigu esu minėjusi, tikriausiai gal net ne viename savo video, vis dar ją labai myliu ir naudoju. Tai yra iš Bourjois City Radiance. Ir netgi rudens metu, kuomet yra mažiau saulės, aš vis tiek stengiuosi naudoti kreminę pudrą su itin dideliu SPF, nes net ir pro debesis, šalčius ir taip toliau visi spinduliai mus pasiekia ir gali kenkti odai. Taigi aš ją tiesiai tepu ant pudros, ant veido, nenaudodama jokio kažkokio tai primerio vadinamo kreminės pudros pagrindo. Tiesiog, kaip ir minėjau, šitas video yra apie paprastą kasdienį makiažą ir tikrai kasdienai aš žiemos, rudens metu pagrindo nenaudoju, nes stengiuosi naudoti kuo mažiau produktų ant veido. Taigi tiesiog užsidėsiu lašiuką ant rankos ir kreminę pudrą išsklaidau savo labai mylimų Beauty Blender, šiek tiek pamylėtų ir mano labradorės, bet kuo puikiausiai veikia ir manau dar jos nekeisiu tol, kol mano šuo tikriausiai nesugrauš iš viso iki gabaliukų. Ir labai lengvai išskirstau kreminę pudrą ir kodėl man patinka šita pudra būtent rudenį, kodėl aš nekeičiu kažkokią tai kitokią. Vien todėl, kad aš naudodama visą absoliučiai vasarą šitą kreminę pudrą pastebėjau, kad dienos eigoje ji labai natūraliai išsisklaido ir net nežinau kaip pavadinti, išsinešioja, jeigu galima tai pasakyti. Tai toms merginoms, kurios mėgsta super didelį maskavimą kažkokį ir super ilgą išsilaikymą, ten nežinau, 12-15 valandų, šitą kreminę pudrą tikriausiai netiks, nes, sakau, dienos pabaigoje valantis veidą jos nėra jau likę labai daug. Ji vis tiek lieka maskuoja, bet tikrai nebėra to didelio sluoksnio. Ir man tas labai patinka vien todėl, kad šaltuoju metų laiku mes labai daug nešiojam visokiausių šalikų, megztinių ir paltų ir taip toliau. Ir man nieko asmeniškai nėra baisiau, kaip kreminės pudros atsispaudimai ant rūbų. Ypač palto kažkokio apykankliai, nes tai nėra kažkokia, nežinau, maikutė, kurią labai lengva išskalbti. Todėl man patinka naudoti kažkokią tai kreminę pudrą, kuri netepa drabužių ir nelieka kažkokiu labai dideliu sluoksniu dienos eigoje. Tai šita kreminė pudra kaip tik tokia ir kadangi aš stengiuosi savo odos per daug nemaskuoti vien tam, kad man nereikėtų po to per daug jos modeliuoti užmaskavus, tai sakau, man kasdieną jinai yra po kol kas ideali ir nelabai ieškau kažko naujo, nebent kažkas atsiras, kas mane labai sudomins. Ir šį rudenį aš kažkodėl esu labai pamilusi matinį makiažą, tai veidui pamodeliuoti labai lengvai naudosiu Bourjois, kaip vadinasi, Matte Illusion bronzantą, kuris yra be blizgučių, visiškai matinis ir mano atspalvis yra 21-asis Fear, nes rudenį to įdėgio tiek daug nėra. Ir tiesiog labai lengva ranka, jokio preciziškumo nenaudodama, tiesiog šiek tiek paformuoju veidą ir suteikiu kažkokio tokio natūralaus įdegio, bet stengiuosi, kad tai atrodytų kuo natūraliau, nes vis dėlto tai yra dieninis makiažas, tai nepersistengiu.
Aš visiškai baigiu veido kažkokį maskavimo modeliavimą ir tiesiai pereinu prie antakių formavimo ir iš tikro, vėlgi, kadangi sluoksniuojant visaip rūbus, rengiantis paltus, šalpius ir panašiai, mano didžiausia baimė būna, kad tik mano antakiai nenusivalytų. Tai rudenį aš stengiuosi juos šiek tiek dažniau dažyti vadinamu cheminiu būdu, vien tam, kad kasdieniam makiažui man tiesiog reikėtų šiek tiek paryškinti antakius ir juos paryškinti aš naudoju savo labai mylimą ir jų nežinau kiek laiko naudojama Brow Wiz. Tiesiog vėl labai lengvai, nepersistengdama, aš perinu per savo antakius. O su kitu galiuku tiesiog pašukuoju kažkokius tai matomus dryželius, kad antakiai atrodytų kuo natūraliau. Na ir juos užfiksuoti aš naudoju savo visų laikų mylimiausią ir jau gana seną ir beveik einantį į pabaigą antakių želę. Vadinasi Couture Brow iš Yves Saint Laurent. Ir tiesiog labai lengvai vėlgi, nepersistengdama perinu per antakius ir pafiksuoju tuos plaukelius, kad dienos eigoje jie per daug nesišakotų. Viskas, su antakiais baigta, greita. Iš tikrųjų, jeigu mažiau šnekėčiau, tai tikriausiai šitą makiažą galėčiau paversti Makeup in 5 minutes video, bet jo, labai kažkaip norisi man pašnekėti apie tai, ką aš darau su savo veidu kasdien rudenį. Taip, antakiai sutvarkyti, veidas sutvarkytas, dabar tiesiai perinu prie akių ir vietoj šešėlių bazės aš naudosiu šiandieną iš Burberry jų šešėlį, kreminį šešėlį, kuris vadinasi Mink, 102 numeris. Tokia žemiška, labai švelni ant odos atrodanti spalva. Ir visą laiką labai norėjau išbandyti kažkokį tai produktą iš Burberry Beauty ir kadangi labai bijojau internetu pirkti kažkokią tai kreminę pudrą, bijojau nepataikė atspalvį, tai užsisakiau kažkada šitą kreminį akių šešėlį ir spalva yra fantastiška, be proto šilkinė ir pati tekstūra yra nuostabi, tačiau šitie šešėliai tikrai nėra toms, kurios mėgsta labai ilgai išliekančius kažkokius šešėlius, nes dienos eigoje, kas man patinka, jie nesubėga, tačiau jie išsisklaido ir galiausiai kartais dienos pabaigoje, jeigu pasižiūri veidrodį, tai atrodo, kad lyg ir nelabai buvau pasidažiusi jais. Tai, žodžiu, nežinau, ar čia dėl to, kad aš tokią spalvą natūralią pasirinkau, ar dėl to, kad jo tiesiog tokia yra tekstūra nelabai ilgai išliekanti. Tad šitą šešėlį aš labai mėgstu naudoti grinai savo šešėlio kažkokio pagrindinės spalvos pagrindui, bazai ir tai tiesiog labai lengvai šitą šešėlį prasklaidau per visą voką ir net šiek tiek aukščiau jo. Ir naudoju jį kaip savo pagrindinio šešėlio pagrindą. Ir dabar ant šešėlio, kreminio šešėlio aš dėsiu vieną spalvą, kadangi tai yra makiažas kasdieną, aš per daug nesistengiu ir nelabai noriu laiko gaišti su kažkokiu tai šešėlių formavimu, tai naudosiu Wedge iš MAC ir tiesiog tą spalvą padengiu plokščiu šepetėliu per visą voką. Ir tam, kad šešėlis laikytųsi šiek tiek ilgiau, aš jį įtapšnoju į kreminį šešėlį, o ne kažkaip tai, nežinau, išbraukau į šonus. Tokiu būdu šešėlis laikosi dar ilgiau. Viskas, su akių vokais yra baigta, dabar tiesiog padėsiu blakstienas ir užsitepsiu savo mėgstamą šiuo metu tušą iš Bourjois, Volume Reveal. Ir man jis patinka todėl, kad jo formulė šita waterproof, vandeniui atspari. Labai tinkama rudenį, kada ten, nežinau, nuo kažkokio tai vėjo bėga ašaros. Tikrai nėra baisu, kad blakstienos kažkokiu tai būdu apteplios vokus ar aptrupės dienos eigoje. Ir jeigu aš visą vasarą buvau totali akių plunksnelės fanė, tai rudenį, kada tą makiažą darytis yra šiek tiek prisitingiu, tai aš visiškai atsisakiau plunksnelės ir tiesiog tai nebežaidžiu su ja, nebent yra kažkokia proga. Dabar paklausykim, kaip mano šuo geria vandenį. Ir grįžtant prie video. Taigi, aš kasdienai naudoju tik šešėlius ir blakstienų tušą, bet kažkaip nebežaidžiu su pravedimu, nes, sakau, anksti ryte, kada dar tamsu, o ta plunksnelė reikalauja preciziškumo, tai kažkaip nebesinori žaisti. Ir viskas, taip atrodo akių makiažas ir lūpoms, kaip ir minėjau, tiesiu
matinių produktų naudojimą ir naudoju visai neseniai iš tikrųjų mano atrasta iš K3, vadinasi Velvet Matte Lip Cream ir tai tikrai nėra ilgai išliekantis kažkoks tai matinis lūpų dažas, kuris ten išlieka, nežinau, 6 valandas, valgant, geriant ir panašiai. Būtent todėl man jis ir patinka, nes rudenį, kada lūpas ir taip automatiškai yra sausesnės, tikrai nesinori, kad dienos eigoje po pietų, kad liktų kažkokie tai dryžiai ir lūpas dar labiau sausintų makiažas, tai šis kažkoks tai velvetinis, galim pasakyti, lūpų produktas man visai patinka, nes jis dienos eigoje labai gražiai išsisklaido, ne virš lūpų zonos, bet tiesiog lengvai, jeigu galima taip sakyti, nusivalgo, nepalikdamas jokių absoliučiai dėmių. Jeigu man visiškai tingisi kažką daryti, tai aš tiesiog užsidedu vieną sluoksnį ir būtent ta spalva yra tokia geresnė mano lūpų spalvos versija. Tai jeigu man tingisi labai dažytis, tai aš taip palieku vieną absoliučiai sluoksnį ir jeigu man norisi kažko ryškesnio, tai aš tepu antrą sluoksnį. Ir viskas. Taip atrodo mano kasdienis tingus rudens makiažas. Tai yra maksimalus produktų skaičius, kurį aš naudoju darydamas kasdienį makiažą ir iš tikrųjų jis gana greitas, paprastas ir labai puikiai tinkantis tokiems rytams, kada tikrai nesinori praleisti daug laiko prie veidrodžio. Tai tiek. Toks buvo mano rudeninis kasdienis makiažas, tokie buvo pamąstymai apie produktus, kuriuos aš šiuo metu myliu ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito video. Viso.